100 tūkstančių metrų, 10 milijonų centimetrų, netgi gaunasi iš tikrųjų taip, jeigu paimtumėm iš matematikos. Kiek milimetrų nepasakysiu. 100 kilometrų. Nu ir mūsų žygis prasidėjo. Esam dabar kelišimts metrų atvažiavau į tokį Balbieriškių kaimą. Nu čia Prienų rajone. Ir nuo to kaimo dabar bandysim eiti iki patį Nemuno kranto. Ir ten jau tęsis žygis. Iki pat Kauno turi nueiti. Tai va turėtų tęsis iki pat Kauno, jeigu nieko blogo neatsitiks. Dabar kiek ir valandų? Be 19. Pirmais kilometrus šiandien tiek daug visko aplankyti ir daug ko tur pasakyti. Bandom atsidurti prie to Nemuno ir kokius užduotis paruošti. Iki Nemuno patį to krantą, iki opis krantą lik nedaug, koks kilometras geras. Žiauriai graži atodanga. Šiaip jeigu atsimenat, pirmam video, kur dariau, ten irgi buvau prie tokios atodangas. Bet nepalyginti, šiaip gali palyginti ir su to. Bet man jie ta gražesnė iš to prieiti. Kur buvau ten statų šlaitį toks. Ir kol mes darysim, mums dabar reik nusileisti. Ir nežinau, kaip dabar tau padaryti reikėtų. Ar, kaip kažkad sakiau, lengvai kritimo būdu. Ar bandyti atsargiai. Iki pusę. Pakliuoju toks sudžiau iš šakas, kur įdėjau kuo ir iki pulsus mėgau. Į ko aš čia įlipau? Tuos kuoj, tai batamun. Tuo roda skysti esencija kapsiriotojų. Bet iš kvapo malūnėk mėtum kvap. Tai kaip ir gera tipo, bet kaip ir nelaba, nes biškui sušlap. Nu ir prasiblaškėm, dabar esam beveik 5 kilometrį. Tai ir bišk padarytų apibendrinam, kuo aš čia veiku ir kiek aš čia tų kilometrų einu. Tai aš jas prie Nemuno ir šiandien man ir užduotis nuėti 100 kilometrų. Esam 5 kilometrį ir ko pastebėjau, kad nebus taip lengva, kiek tikėjos, nes tas reliefas, tas visus taks, kad ruošiant palei Nemuno žiauriai ir kalnuots toks. Tai per ateinus tas 3 dienas, kol keliausiu žygį, aš turiu įvykdyti 3 užduotis. Andos nė labas sunkis, bet vis tik, bus ko veikti. Tai pirma visai, tai sakyčiau, lengviausia užduotis, tai turėsim pašiūrį pasistatyti. Antra užduotis būtų pasidaryti kažkokį platformą, kad būtų, kaip uorė arba tarp medžių, nusišmiegoti. Tikslas bus nemiegoti tik tavo ant žemės.
Ir paskutinį užduotis, kad manyti, asmeniškas sunkiausias, tai aš visas 3 dienas valgys tik veganiškų maistų. Tas veganiškas tai ir pagrindina viskas, kas yra augalinis kilmės ir jokios mėsos. Kur aš esu didžiojus mėsos fans, aš jau geriau atiduočiau visus šokoladus ir saldumynus ir jeigu reikėtų rinktis, tai tik tą mėsą valgyčiau. Tai bus šiek tiek sudėtinga, manau, 3 dienas tą valgyti. Ir dar ko norėjau paminėti, kur prieš tai filmavau tų gyvatį, kur buvau prikėlę. Ten jaučiu žalčio vadinti. Tai čia tiek daug ir prie to Nemuno. Ir toks didelis žaltys, kad prašliauži. Gal kokį metrą ilgiaus, tai reikėtų, manau, pasisaugoti, bet šiaip, kiek pastebėjau, baidos tų žmonių. Ko turėjau omeny, kad daug ir žalčių, aš dabar matau kapans link man sen ir žiūri manim, tai per GoPro nesimatys, bet įdės kadrų per telefoną. Tai va tokių turim gyvūnėlių. Žiaurė smagu pamatyti, nesvarbu, kad neįkaustų. Bet kokie neilgi ir tai pagalvojus, kur būnt ten, tos džiunglės jo, ten Amazonija, ten skaitus didelis. Jeigu čia ta atrodė tokia, pakankamai ilga, tai aš ten bijau pagalvoti, kuo ten būna. Ir pagaliau esam jau 10 km per 2 valandas 40 minučių. Žiaurė prastas laiks. Neįvertinau priešininkų pasirodų. Kai pradeda bijot, kad šiandien išvis pavyks tus 50 įveikti žiaurė daug užsibrėžiau, tai bus visai patenkinti su 25, jeigu pavyks. Reikėtų pabieški vandenį pradėti taupyti, nes aš te pasimiau 3-4 dienom 3 litrus vandens. Kalakvė tokį orą, tai tas vanduo, pats prašus būti išgerti. Atėjo laiks pavalgyti. Jau vyru 3 valandą mėgstinu užsidėjau dultų, nes, puolai jau kniausiu iš tikrųjų. Tai ko norėčiau padaryti, tai pristatyti jums, ko aš jas pasiimsiu valgyti, ko veganiškai. Turim trapučius, aš gal netgi visko nerodys dabar. Ne, žiūrėk. Nusprendžiau, aš dabar visko nerodys, nes, to maistai nemažai iš tikrųjų. Jeigu aš visko išsiims, tai bus vargas susidėti. Išsiims to, ko dabar valgyti noriu. Bet vien dalykų tikrą parodys, į ko tikrą gailus, kad nusipirkau. Tai jeba ananas. On stuoks, sunkus ir į ką reikia imtis kuprinė to ananas. Žiauriai ir ko veikti. Aš ryto pirmą taikį nuskos ir suvalgys. Ir man tiek palingės tą kuprinį. Nes aš dabar, gera, kad aš arbūz neėmiau, nes tad būtų išvis. Gerai, tai ko mes dabar valgysim šiuo momentu? Ananas pasiliksim ryto, tai dabar norėčiau paragauti jūros dumblę. Jūros dumblė su barbecue seasoningu, tipo, su prieskonės barbecue. Net nežinau, ką ant nusirek valgyti, ant gal iš jos valgyti, ar ant rek pasišildyti gal. Ir sumaišysim su... Ne, morkus pasiliksiu, morku irgi turiu. Manau, geriausias kombo bus dumblė su tireliu. Čia ir kokosų ir apelsinų. Manau, pats gazas bus. Aš nežinau, kiek ta mano veganiška mityba teisinga ir tai jeigu kažkas žiūrės, kad labiau nusimanot negu aš, tai parašyk komentarus, ar į temą aš čia susipirkau visko ar ne. Skaniai. Blemba, gera. Gera, man labiausiai atėjo ir įdomi. Jūros dumblė, aš prie to vandens, čia mane tepsma ir tos dumblės susakės. Dar į borną reikės įsidėti. Ko aš žinau, negaliu sakyti, kad blogas. Tikrai nėra pats blogiausias. Sniegas dabar kaip valgau.
Gera, gal užneš žiauriai užneš į žuviais skūros skonį. Pirmi 3 kos neger, bet paskui jau parem poskonį. O tai gal ant step yra valgyt, kad pakromta ir išspjauji lauk. Aš gal nežinau kažko. Ar ant širek irgi nuryti. Net nebeskanė valgyti. Gera tyrelį. Tyrelį tai žiauriai gera. Rekomenduoju pirkti. Bet aniai teiktų, tai dumblė prielaus. Nes tipo prielaus žuvis ir visai neprasta rūkyt. Jie negryna tokius, kaip rūkytas žuviais skūrą valgyti, bet pastovys ant saulė 2 dienas ir sudžiovus. O gryna toks vandis. Metas eit lauk iš čia. Tai dabar, ko mes turėtumėm prieiti, tai Prienus. Ir gal už kokių 8 kilti, tai ten reikėtų vandens nusipirkti, nes čia 8 vandens daug išgėrų pasirodė. Borna tai ką pastintų šventė palunga. Nu, sunkiai valgyti zumblius, aišku, yra žmonių, katrai valgans, nu, nes jeigu parduotų, tai vadins ir perkans. Bet, na, ne man. Tai susitiksim jau, kad jau bus už Prienų kažkur, jau į vakarą einant. Dabar esam kol kas 17 kilometrijų, tai būtų tai kol kas. Na ir mūsų daina artėjo į pabaigą. Turėjom po 9, paskutinis dalis, kol reik mums pasidaryti tų platformą, kad aš mėgau čia naktį. Esam sustabdę laikrodį ties 30 km ir 29 metrų. Nu, nėra labai, kad būčiau patenkinti savo rezultatų, bet tikus, kad ir to pavyks daugiau veikti. Nes ir anksčiau visai planuoju pradėti gal kokį 6 ryto, 7 gal. Kviečiu pastebėti ir pasižiūrėti, kaip man seksis tų platformą pasidaryti. Aš net nežinau, ar atlaikys ant manim. Nu ir keliaunam daryti savo mėgtamos veids. Turėjom apie, net nežinau, kiek jau valandų ir gal jau 10 valandų jau ir laik pakankamas atėmė. Ir ko noriu pasakyti, kad net nepavyko man pasidaryti, net nepavyko pasidaryti man tas veids, kuriuos norėjau mėgoti, nes žiauriai sutemo ir belekiai kiek nusikals. Vieną kartą pasidariau, atsisėdau viskas, sulūž mane, tai net nevargau antrą kartą. Bandysim ryto arba poryt padaryti užduotį. Šiandien turim 30 km, tam kartą būtų jau tikrai viskas ir esu aš jau mėgoti, nes vapšė kūns nebeklaus, jau sakinių nebišiant sudėti. Įdo širt per mušinį. Tai tiek būt šiandieną ir susitiksim jau ryte. Nu tai labas rytas, žmonės. Atsibodom. Turim pusę 7 ryto. Ko dabar darys, tai pavalgys. Ko aš padarys dar? Atsikėlus ir pradėjus sėti. Nelabai ko nors daugiau nuveikti iš tikrųjų. Nu ir kas pas mus šį rytą pusryčiam, tai ir ananas. Reka atsikratyti, nu. Ai, koks vakar bairis dar buvo. Einu šią į kitą savo vietą. Pitaką atradau ant žemės. Bet tai prie miškų, gryna vos ne į mišką jam. Na, tai nežinau. Nelabai besuteiks parduotuvių jau iki Kaunas. Tai gal čia bus kaip laimės simbolis. Bet skaniai kvep. Nu va, turim tu iš tą. Čia ananaso filė gaunasi jau iš tikrųjų. Man jau buvo
tokia situacija, kad vandau eini pavaiga. Tik apgera, kad aš atradau birštonių to šaltinį. Tai ko bandom atsigerti vandens. O ką šalt? Nu ir atsigėrėm tuo Konega šaltinį vandens. Ir šiaip ant nėra šiaip vanduo, aš paskaičiau internete ant istorijų ir savo istoriją visai įdomi. Tai pasirodo ant vadint step, nes tuo mišką šlaitį, kur aš esu, gyvenu Konegas. Ir iš mano namų tas vanduo tekėdavo per pėvą. O tas pats miškas vadinas, kur ant gyvena ir tas šlaitis, tai Druskų miškų. Ir kokie žmonės čia seniau turėdavo tradicijas, tai per Joninės vidurnaktį, jeigu nusiprausi po to šaltinį ir išgeri vandens, pasirodo, kad ons netgi gydydavo žmonės. Kaip internete rašo, tai akių ligas padėdavo išgydyti, visokius sąnarių skausmus. Esam Birštone jau. Nu, ko matau, tai aplinka žiauriai ir graži. Ir dar nekepant tiek daug. Einu savo pagal Maris ir kur mes atvykom. Tai į senųjų pionierių stovyklą. Katra vadinas tas laikas trimitas. Ir nežinau, taip jis atrodo čia. Čia atrodo galėjo būti tas nams toks gražus projektas. Nes čia visur, kur matot, tas skylės, skylės, čia turėjo būti longa. Tai jums turėjo labai gerai atrodyti. Aš ką įsivaizduoju, pionierė senas laikas būdavo panašiai, kaip dabar, kad turėjom skautus. Nu, nėra kažkaip veiklą tas laikas užsiiminėdavo. Ir pagaliau atėjo laiks, nu, galim sakyti, vos nepapietauti jau. Po 10:25 ir mes jau turim įveikti. Esame įveikę 40 km beveik ir tai mes, ko turėjom Konega vandens. Pasimiau, trapučių su kokau, nieko ypatingo, visi valgy, manau, arba bent jau tikra mait parduotuvės. Bet ko aš labiausiai noriu, tai tortilijas su obuolių uogiene. Jūs galite juoktis, galite nesijuokti, bet ta tortilija ir vos ne kaip blynai juk. Nu, ko man nuo tų blynų skirs, kad gal saldiniai ir tokie. Nu, tortilija ir obuolių uogienė, neblogs deriniai, sakyčiau, kokie 7. Aišku, būtų tikri blynai, būtų skaniau. Ir šiandien būtų žiauriai smagiai pasiekti Nemuną. Mes prie Nemuno esam. Ir šiandien būtų žiauriai smagiai pasiekti Maris, jeigu išėtų. Nu, nes jau Maris jau skaitus Kauno apskritis, tai būtų jau visai netoli gal iki namų. Dabar 40 km esam nueiti, tai tik būtų dabar ir keliaujam toliau. Varėn audrų. Ir esam 6 km jau. Čia po tolito žymės paprašiau pasidarėti, nes ir atgaivena tų pač ir, atvijo svorį šiek tiek. Tai nežinau, ko daryti, ar pasiliekti dabar su 6 km čia ir užbaigti naktį. Taudėn užbaigti, ar keliauti dar toliau. Bet jau ko jis, anus jau, aš einu į priekį su galvu, ko jis iš paskos velks. Šiandieną būtų viskas. Turim apie 9 valandą. Iš vis šiandien pavyko nueiti 3-6 km. Ir ko aš pagalvojau, kad aš tiesiog nebeturiu jėgų daryti nei tų pačių, nei tų platformų, kad jau turėjau padaryti.
Tai aš nusprendžiau nedaryti nuo išvis. Nes pas mus laiks yra ribotas, jeigu turėčiau neribot laiką, aš galėčiau tiesiog vieną dieną atiduoti tom užduotimį vykdyti. Ir nežinau, veitų to, kad nesijausčiau kaltas, kažkokį kitą užduotį sugalvos ateičia. Žodžiu, kažkas sugalvos, galvoj gal net konkurs padarys, būtų įdomi, nes darys. Tai būt šiandieną, dėkui, jeigu peržiūrėjot ir dar mūsų laukia 33 km. Viskas tam kartu, iki. Tai labas rytas, gal net jau ir labą dieną. Turim 1 valandą ir esam 81 kilometrį. Skaičius didelis yra, bet šiaurė daug dalykų nueiti. Tai koks man tas rytas buvo, tai tiesiog atsikėliau, susidėjau daiktus ir išėjau savas kelias. Esam dabar Kadagių slėny ir čia realiai bereikės dabar grįžti atgal į namus. Čia toks vos ne kaip paskutinis taškas, kur žad sustoti ir kažko nuveikti. Aš po teisybę net nežinau, ar šiandien dar įveiks tas 20 likus kilometrų, 19. Na šiaip koju, aš iš vos nejau, atrodo, kad šiaip sukerzas įrenu, bet atrodo, kad su betonuotom kojom vaikščiui. Ir šiaip aš nelabai daug kelko aš valgau, nes tie mano užkončiatukiai ir tirt, tai reišuota ir visokie batonėlė. Tai kartas net neatrodo, kad apsimok filmuoti. Tai tiek būtų naujienų iš Monės, esam 80 km ir keliaujam į finišą. Tai dabar galite pasigražėti Kadagių slėnio vaizdas. Ir mes esam pagaliau 100 kilometrų. Nežinau, ką pasakyti. Nesitikėjau, kad iš mane išėtų 100 kilometrų. Ir iš tikrųjų, kai aš sukūriau to kanalą, man pirmoji ir buvo idėja 100 kilometrų nuėti. Bet visi žygiai prieš tai buvo toks, kad pasiruošėms iš tikrųjų. Netgi tas 100 kilometrų žygis ir pasiruošėms, kas ateitį manęs laukti. Kitas žygis, katras mūsų turėtų laukti, kai pabaigėm 100 kilometrų, turėtų būti 225 jau. Ir paskutinis žygis, aš netgi nesakysiu. Mes dabar nuėjom 100, jis yra gal 15 kartų ilgesnis. Net nesakysiu, kur, galite pabandyti komentarus atspėti, bet nenoriu nieko dar prisižadėti. Šiaip reto, kad esom džiaugus, bet, nesitikėjau to ir iš tikrųjų įveikėme 100 km ir atrodo visi skausmą netgi praeikui. Tai buvo prasta tas praeitas dienas, o dabar atrodo lyg niek nebūt buvę. Ir šiaip, kai sako žmonės, kad Lietuva nie gerų žmonių, aš iš tikrųjų nustebau, nes daug kas iš tų žmonių sveikino su manim ir daugam buvo įdomu daug kas šiandien. Kas labiausiai nustebino, kad aš ėjau antrą Velykų dieną, ir aišku, daug žmonių dar prie laužo kepė dešrelis, ten baliavoj. Tai ne vien žmogus pasiūlė alaus man išgerti. Aš žmogus paprastas. Atsisakiau. Tai ir gerų žmonių Lietuvo, tuom džiaugus. Ir kokie dabar būtų planai, tai šiam kartu būtų kaip ir viskas. Bet už tus 2 challenges, kur nepraėjom, tai padarysiu kitam video konkursų. Kažko būsim manom laimėti. Tai viskas būtų tam kartu. Ačiū, jeigu peržiūrėjote iki galo ir susitiksim kitam video, katras turėtų būti ir visai neblogas, manau. Tai tiek būtų tam kartu ir dėkui, kad žiūrėjot.